Mano širdis sveikina jūsų širdis. Anika – budistinis terminas reiškiantis nepastovumą. Mes jį vadinsime čia nepastovumo dovana ir tuoj sužinosite kodėl. Taip dažnai mes norime, kad nepastovumo nebūtų. Ir apskritai, kas tas nepastovumas. Jeigu padės, tai yra tas pokytis, tas the change, pokytis mūsų gyvenime. Ir taip dažnai mes jo vengiame, mes bandome užfiksuoti savo realybę, ypatingai tada, kada ji mums patinka, tada, kada mylimi žmonės yra šalia mūsų, tada, kada mes mylime, tada, kada mes patirime gražius jausmus, tada, kada mūsų emocinis fonas yra šviesus ir mes norime, kad tai liktų amžinai, tada, kada mes praturtėjame ir atrodo viskas tik aukštyn ir aukštyn. Ir tada ypatingai mes nenorime jokio pokyčio, mes norime tai užfiksuoti. Reiškia po lygybės ženklų bijoti. Kodėl aš taip sakau? Kaip dažnai gyvenime mes jaučiamės kaip labai neprofesionalūs čiuožėjai ledo čiuožykloje. Man asmeniškai, galbūt šita mano sugalvota metafora, palyginimas, aiškiausiai atspindi šitą pojūtį, kada iš tikrųjų mes, kai keliaujam per gyvenimą, tiek daug yra nenumatyto, tiek daug yra nesuplanuoto ir tiek daug, svarbiausia, yra nepatirto, nes jeigu mes judame pirmyn, vadinasi, tos patirtis nėra patirtos. Ir tai jaučiasi visai sistemai, kūnui, psichikai, emociniam fonui. Vat kaip ta čiuožykla, tai tikrai žodžio prasme, tada, kada aš nemoku čiuožti, bet vis tiek kažkaip ten naviguoju. Ir dėl to labai natūralu, kad mes norime užfiksuoti, mes norime atsistoti tvirtai ant savo padų, ir žinoti, kad viskas yra gerai. Ir tai, kas yra pastovu bent jau šią akimirką, tai yra Žemės gravitacija, va tiksliai taip amžinai ir bus. Tačiau gyvenimas kinta, jis yra kur kas dinamiškesnis negu mums taip savaime suprantama gravitacija. Ir štai tada mes ir turim šitą efektą, kad lyg tai kažkas tai čiuožinėja, kažkas po mūsų kojom slidinėja. Ir taip, tai yra gyvenimo nepastovumas. Tuomet, kai mes statomės gyvenimą, žinot, pavyzdžiui, 20-aisiais metais, 20-ieji metai, tada, kada baigiai universitetą, ten tradiciškai visą kitą, ir tas po truputėlį žmogus bando kurti savo gyvenimą. Bent jau aš taip dariau po universiteto, arba dar universitete, reiškia jau plytą po plytos ir nešu ir bandau susikurti tą savo lizdelį. Kodėl? Todėl, kad aš noriu to pastovumo ir noriu, kad viskas būtų gerai, kad viskas būtų saugu, užsifiksuoti. Ir taip jau einant, reiškia, nėra labai patogu keliaujant, ne vėl kaip čiuožykloje, nes viskas man nauja, kitą dieną vėl viskas nauja ir aš statau. Ir tada, kada mes pastatom, tada, kada mes jau pasiekiam, tada mes pradedam nešvęsti tai, ką pasiekėm, o mes pradedam neretai bijoti to prarasti. Linko vedu aš, kad nepastovumo baimė, jinai yra labai natūrali žmogiškai prigimčiai ir tuo pačiu labai tokia, sakyčiau, kad, žinot, kaip užsidėjau tuos blindfolds, tuos akinius, per kuriuos nematau tos tikrosios realybės. Tai yra tas mūsų paskendimas, kaip budistai sako, toje iliuzijoje, kad ypatingai materija yra pastovi. Ir kad mes materijoje galim kažką užfiksuoti ir kad būtent čia yra mūsų laimė. Ir kada mes turime šitą suvokimą, natūralu, kad mes gyvenam pagal tokią filosofiją. Tai taip, jeigu aš jau užgyvenau vaiką, užgyvenau šeimą, užgyvenau namą, sveikatą, jau pasiekiau, tai ar gali taip amžinai likti? Ir šitas jausmas. Ir tada vėl mes sukamės tam pačiam rate, kankynės, nes nenorime to prarasti. Ir tai yra tiksliai ta vieta iliuzijos, kurią pakeitus ir pamačius, žinot, kaip pamatai, nebegali atmatyti. Tai pamatai, kad gyvenimo nepastovumas
yra ne kančia, o priešingai dovana, tai keičia iš esmės mūsų suvokimą apie tai, kaip mes gyvename. Ir kadangi nepastovumas yra tiesiogiai susijęs su labai nepopuliariu terminu mirtimi, mes jos labai bijom taip, nes mes jos vengiam, dėl to ir bėgam visą laiką. Bėgam, kad neprarastumėm, kad sukurtumėm ir kad vėl užfiksuotumėm, ar ne? Tai yra ta dovana, kuri leidžia mums iš tiesų gyventi. Ir taip, vieniem mums yra lengviau prisitaikyti prie šito suvokimo, kad taip, mano kūnas nėra pastovus. Taip, mano kūnas kinta. Kiek mes investuojame į savo grožį, ypatingai moteris, į savo sveikatą, tam, kad ta jaunystė, jinai pas mus liktų amžinai. Mes viską padarysime, kad tą piliulę išgertumėm ir mes liktumėm amžini. Tačiau vėlgi, kai mes nusiemam šitos iliuzijos akinius, mes suvokiam, kad mūsų kūnai kinta. Taip, ir tada, kada jie kinta, tai aš vadinu, žinot, jogoje mano mokytoja Šivariai labai gražiai įvardyja tos ajurvedinius tokius ciklus ir amžėjimą netgi vadina kitas manasis sezonas. Iškernė rudens sezonas, žiema ateina pas žmogų, taip, pavasaris, vasara. Pavasaris tai, kada mes gimstame, po to jaunystė eina, vasara ir taip toliau. Ir tą supratus kaip gamtos ciklą, kiekvienas sezonas tampa gražus ir kiekvienas etapas tampa taip pat gražus. Ir tuo metu, kai mes statome savo gyvenimą, tą plytą po plytos, taip, nėra laiko labai daug kokiam dalykam, nes tiesiog gyvenimas labai greitas, bet apie kitą ko po to irgi nepalėtėja. Tai va, jaunimui naujienos. Atrodo, kad palėties, bet ne visai. Tai va, kai randi passion project arba passion profesija arba ta savirealizacija, jisai nepalėtėja, nes negali sustoti dalintis, nežinai, kad tai teka. Ir pat žmogus kinta ir norisi tą išreikšti. Tai tie sezonai mūsų, jie yra mums labai palankus mūsų suvokimui, mano pajutimu ir mano mąstymu, nes man jie padėjo suprasti, jog laikas yra ne linijinis. Čia gimėme, čia numirėme, bet laikas iš tikrųjų yra sukasi. Štai va. Taip. Ir jeigu mes dar jį sugebame tokia spirale aukštyn kelti, tada iš viso fantastika. Taigi, Anika, mums ta nepastovumo dovana, jinai mums primena, jog joks jausmas, jokia emocija, joks momentas, jokia būsena, joks gyvenimo etapas, būtent etapas, nėra pastovus. Ir labai gera tai žinoti, ypatingai tais atvejais ir giluminiai suvokti, ypatingai tais atvejais, kuomet mūsų užplūsta destruktyvos emocijos, kaip dažnai paima pykčio energiją arba liūdesio energiją ir mums atrodo, kad tai tęsis amžinai. Ir vat būtent Anikos dovana yra ta, kad ne, ir tai praeis. Tada mes iškvepiam. Ir tai praeis. O ką daryti su tom akimirkom, kurios iš tikrųjų mums labai patinka. Ir mes labai nenorime jų prarasti. Būti tose akimirkose. Ir būti dabartinėje akimirkoje. Mes labai dažnai girdime šitą frazę, viskas yra čia ir dabar, dabarties akimirkoje. Arba presence, in the present moment. Reiškia, bet būtent šitame laike. Nes yra visiška tiesa. Reiškia, kada mes keliaujame savo gyvenimo laiku, čia yra praeitis, čia yra ateitis ir va čia per centrą, o dabar aš esu aš, ar ne? Taip pat kaip ir jūs, kas žiūrit, klausot. Reiškia, čia esam per centrą. Ir vienintelė tikra realybė yra ta, kad būtent čia vyksta mūsų gyvenimas. Ir jeigu mes pradedame žvalgytis atgal, mes labai dažnai turime įvairiausių priekaištų praeičiai. Ir mes tada visą šitą bagažą nešam į savo dabartį. Jeigu mes nuolatinai žiūrime į priekį arba netgi miksas, nesvarbu, reiškia, pas mus pradeda kilt nerimas, kas bus toliau ir mes negebame būti dabartinėme momente. Kodėl? O todėl, kad vienu metu iš tiesų žmogaus
netgi tą biologinę prasme, mes vienu metu negalime būti pilname dėmesingume 10 minčių, darbų arba reikalų. Ir tai buvo verslo pasaulyje, aš pamenu, kad buvo tokia mada, kuomet priimdavo į darbus po interviu, kurie pasakydavo, kad labai multitaskint moka. Tai va, tiksliai taip neturėtų būti. Ir kiek žinau, jau verslas šitai žino, kad visgi žmogaus protas ir pastangos vienu metu turėtų būti sutelktos į tiksliai tą akimirką, tai yra dabarties momentą, the presence. Ne, taip, kaip aš patiriu šitą akimirką. Nes iš čia yra kuriama toliau. Kad mūsų protus dar labiau įtikint, aš tokių keletą pavyzdžių. Kodėl nepastovumas yra dovana? Nepastovumas yra dovana, nes nepastovumas yra gyvybė. Ką aš turiu minty? Įsivaizduokit, aš dabar čia sėdžiu 9 mėnesį nėščia. Ir taip pat pastoviai. Ir nieko nevyksta. Ir tik tada, kada tai pasikeičia, aš pagimdau vaiką. Ir atsitinka gyvybė, tai tikrai žodžio prasme. Jau labiau gyvybės nebegali būti. Tiesa? Tiesa. Skausmo atveju, jeigu šią akimirką kažkas gyvenime man ar jum labai skauda. Taip skauda. Tai reiškia, kad ir tai praeis. Ir rasis gyjimas, ir rasis tą priešingą medalio pusę. Ir pagaliau aš nebejausiu skausmo ir galėsiu jausti laimę, džiaugsmą, kitas emocijas ir būsenas, kurios jau man labai patinka. Anika yra tai, kas daro kiekvieną akimirką nepakartojamai brangia ir unikalia. Tai mums leidžia vertinti savo gyvenimą, tai mums leidžia pasirinkti širdingai ir ne iš baimės impulso, bet iš tai, kas geriausiai tarnauja man ir aplinkiniam, nes manyje nebėra skausmo. Ir tada patiriame didelį malonumą gyventi. Didelį malonumą gyventi. Ir tai, ką mes darome ir ko užsiemame, va tokiu būdu bendraudami, jūs klausot, jūs praktikuojat, užduodat klausimus, tai vėl ir vėl mums primena, kad net video ar audio pradžioje, jūsų būsena, jūsų kūno padėtis, viskas buvo visiškai kitaip. Kartais tą mes patiriame labai ryškiai, kartais neryškiai, bet jau netgi jūs pradėję šitą kursą, jau esate paėję pirmyn, nes nieko nėra pastovaus. Ir kai mes praktikuojame ir kai mes sutelkiame dėmesį į tai, kas vyksta čia ir dabar, kai mes nesiblaškome, pavyzdžiui, jūs dabar žiūrite galbūt šitą kursą, bet dar kažkur tai televizorius įjungtas. Arba vienu metu žiūrite 10 visokių kursų. Aš jūs labai kviečiu būti čia ir dabar, nes gyvenimas vyksta čia ir dabar. Ir tiksliai to mes ir mokinamės. Vat kai atrodo, kad čia kažkas tai lėta, mes grąžiname save į dabarties akimirką, mes lėtiname visą šitą tempą, nes nervinės sistemos kalba kalbant, mes kas kartą, kai sutelkiame dėmesį į vieną tėkmę, į vieną akimirką, reguliuojasi mūsų parasimpatinė nervų sistema, reiškia mes įjungiam mygtuką, iš kurios kažkaip taip, bet ir mokslas, ir mūsų būsenos, ir visi patyrimai, ir visi holistiniai mokslai tą patį sako ir menai, tirpti pradeda mūsų visi simpatinės ir sistemos per nelik didelį aktyvumą į mūsų gyvenime, kas ir po to mums suvelia šitos visus vidinius procesus, mūsų kvėpavimas tampa nebepilnas, mes nebegalime sufokusuoti į vieną akimirką ir tai pradeda iš tiesų
daryti žalą mūsų gyvenime. Taip kad šitame kurse viskas, kas čia, vyksta čia. Ir bent jau tomis akimirkomis, čia mes ir treniruojamės. Ir mes treniruojamės tam, ne tik tais tam, kad jūs tiesiog teoriškai kažką tai čia išmoktumėt, arba būtumėt labiau išsilavinę, tuose proto lavinimo metoduose ar panašiai, bet iš tikrųjų, kad tai įnešti į savo kasdienybę. Ir čia yra ta repeticija, kada aš sakau, lėtėjam ir būnam čia, išjungiam visus televizorius, dabar atjungiam visus kitus kursus, dėl to, kad jie yra nuostabus, bet jie palauks, kaip ir mintis, jie palauks, o mes norim susikoncentruoti ir susifokusuoti čia, nes norime gyventi gyvenimą, kuris yra nepastovus. Ir kai mes įkvepiam, ateina iškvėpimas. Pakvėpuojam dabar. Įkvepiam. Iškvepiam. Po iškvėpimo vėl ateina įkvėpimas ir vėl kinta. Pastebit, kaip kinta. Iškvepiam. O mes tikimės, kad kažką užfiksuosime, kokia iliuzija. Ir vėl įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir jeigu jūs pastebėsit, kaip jūsų kūnas šią akimirką irgi kinta tiesiog akimirksniais, o tokiais viskas teka. Ja, ir kūnas jisai gali visiškai nejudėti, nieko nedaryti, bet mes suvokiam ir jaučiam, jeigu tik esam dabarties akimirkoje, kvėpuojam, kad situacija mūsų kūne irgi kinta. Ir kad ateina mintis, įdomu, koks oras šiandien, mintis atėjo. Ir mes ją iškvepiam ir nueina. Tiksliau neateina, o nuplaukia. Kaip debesėliai. Ir vėl mes tiesiog pilviniai kvepuojam per nosį. Galima per burną arba per nosį iškvėpti, kaip norit. Viskas kinta. Ir tai, kaip jūs galvojat apie orą, tik, visai prieš akimirką, jūs jau galbūt dabar apie jį nebegalvojat. Ir tai tiesiog yra tie gamtos, natūralūs įrodymai, kad taip, tai yra toksai gyvenimas. Ir kai mes kvėpuojam, bet labai gražiai irgi jogos mano mokytojas sakydavo, nes jinai yra banglentininkė iš Kalifornijos, tai sakydavo, kad you are riding on a breath wave. Reiškia, tu kaip tas banglentininkas, esi ant banglentės ir tavo gyvenimas pagal tą bangą ir kartu su ta banga tu kvėpuoji, siubuoji. Tai ir kvėpavimas mūsų. Šią akimirką vyksta gyvenimas. Ir šią akimirką vyksta gyvenimas. Ir jei dar kažkur tai protas sako, kad, šita tema man tikrai yra per giliai, jau nereikia tiek daug giliai, tada aš jau nebegalėsiu čia spindėti, džiaugtis ir panašiai. Ir kaip yra priešingai iš tikrųjų, aš vis tiek kviečiu pamatyti nepastovume dovaną. Ir žinot, kaip tas pasakymas yra, kad, reiškia, tai kas, jeigu šita situacija, paklaus savęs šitoje situacijoje, ar už 5 metų tau tai bus aktualu, arba už metų tau tai bus aktualu, tai kodėl tada nerimauti? Vadinasi, nereikia nerimauti. Ir būtent tik iš dabarties momento mes šitą iš viso galime paklausti savęs, mes iš viso galime tik tais iš dabarties momento pradėti stebėti, kas su mumis vyksta, tas observation mind, tas stebėtojo protas, kuris stebi, kas vyksta. Ir tai yra įmanoma tik tais iš to mūsų lauko, the field, lauko, kuris yra šioje akimirkoje čia ir dabar. O jei jau visai milaniškai pasakyti, tai man Anika yra apie tai, kad
Gal galim mes nustoti švaistyti savo gyvenimo laiką, tampyti ten tuos visus sudėtingus, visus nešulius iš praeities, krautis juos ant kupros, tada žvalgytis į ateitį, nerimauti dėl jos ir viskas vienu metu ir tokiu būdu bandyti eiti per gyvenimą. Aš tikrai tai bandžiau, viskas labai pasisekė, bet taip yra taip sunku gyventi. Ir taip labiau apsimoka iš tikrųjų nustoti švaistyti savo gyvenimą, nusimti šitos iliuzijos akinius, kad gyvenimas yra pastovus, suvokti gyvenimo brangumą ir pradėti kvėpuoti, myluoti ir mylėti pilna širdimi savo gyvenimą. Graži citata. Tu esi čia ne tam, kad valdytum upę. Tu esi čia tam, kad išmoktum plaukti kartu su ją. Ir dabar mano klausimai jum, kiekvienam asmeniškai, tikrai verta išsitraukti sąsiuvinuką, užsirašyti ir būtent iš dabarties akimirkos atsakyti atvirai sau pačiam, sau pačiai. Į ką labiausiai šiuo metu gyvenime aš esu įsikibusi, aš esu įsikibęs. Kitas klausimas. Kaip pasikeistų mano kasdienybė, jei kiekvieną akimirką priimčiau kaip laikiną, nepastovę ir pačią brangiausią?